Koks vienas dalykas, kuris nulėmė, kiek pardavimų turėsi? Esame dabar, nemėgsta rodytis, esame dabar Barcelonos oro uoste, važiuojame skrendame į Lietuvą ir klausimas turbūt toksai visiems būna. Koks tas pagrindinis dalykas? Visi klausia. Koks pagrindinis dalykas, ką reikėtų daryti, žinai, kad būtų daugiau pardavimų? Svarbiausias dalykas tai yra turėti gerą, žiauriai gerą pasiūlymą. Pasiūlymą, kuris būtų net neabejotinai geras, net nedvejotinai geras, net nepraleidžiamas geras. Būtent pasiūlymas. Ir tas pasiūlymas turi būti labai aiškiai komunikuojamas, kokia vertė, kam to vertė, ką už tai reikia padaryti ir koks apsikeitimo būtent pinigas, kiekis ir taip toliau. Tai būtent pasiūlymas. Žmonės nemoka rašyti pasiūlymų, žmonės nemoka puslapyje pateikti pasiūlymų, žmonės sako tik apie mane, aš tai paslaugos dar kažkas arba ten kažkiek nuolaida. Pasiūlymas tai yra tai, kas būtų pirmas žingsnis link to, ko žmonės nori arba kas jiems padės gauti tą rezultatą ir kas jiems atrodo šiuo metu yra svarbiausia. Ir tas pasiūlymas turi būti vos ne, kad wow, pataikiom pačią geriausio valanda iki Black Friday penktadienio pabaigos. Ar turi gerą pasiūlymą? Jeigu neturi, follow mane ir parodysiu, kaip padaryti.